Labą dieną. Noriu pasidalinti 3 dalykais, kai vyras negalės atleisti tau. Tiesiog tai įstrigs ilgam ir jisai, tuo toliau gyvens ir, tiesiog gal žodžiais ir pasakys atleidžiu, bet santykyje to nebeliks. Tai yra 3 dalykai labai svarbus, reikia žinoti moteriai. Tai pirmas yra dalykas viešas pažeminimas. Jeigu vyras turi kažkokių silpnybių, dalykų, kurie yra gėdingi arba nemalonus ar kažką tai, ir tai yra iškeliamai viešai draugiams, giminėms, bendradarbiams ir taip toliau bažnyčioje, tai tokiu atveju vyras, reiškia, jisai tampa, dabar jis pradeda užsidarinėti, reiškia, užsidarys ir toks, aišku, suprantama, kodėl užsidarys, kam reikia, kad jeigu aš tau ir atskleisdavau kažką, tai dabar tikrai ne, nes mačiau, kaip tu išplėpėjai, gal išsišaipėjai netgi, tai tokiu atveju kertamas yra pasitikėjimas jo paties savimi. Va. Dabar, kai lygini jį su kitais vyrais, antras yra dalykas. Ten mano bendradarbės vyras yra tai padarė, pastatė. Mano draugės vyras taip, ten turi 3 darbus, aš kažką tai žinau, o tu ten, kai tu lygini su kitais. Ir pas vyrą labai stiprus konkurencijos pojūtis. Ir atrodo, kad čia jisai turėtų nukilti į kovą ir, nugalėti, tau įrodyti, kad jis yra neblogesnis, bet iš tikrųjų tai, ką tu darai, tai tu džiaugiesi anais ir nepatenkinta šituo. Jis tai mato ir tai tikrai yra jam dalykai, kuriuos, nebegali tavim tikėti, nes tu rašai pažymį, tu rašai ten 10, o čia 2 rašai, tai o su tais, kurie rašo pažymas, yra dalykas paprastas, jų negali mylėti ir tu turi šalia jų išgyventi, kažkaip tai va. Ir trečias dalykas, kurį tu gali padaryti, kad jisai niekada daugiau pas tave negrįžtų, yra palikti jį tada, kai pačią silpniausią akimirką, kai jis yra pats silpniausias. Vyras gali netekti pinigų, gali prarasti tikslą, nebeturėti jokių pergalių. Ir tada, reiškia, ką tu darai, jeigu jam priekaištauti dėl to, tai tada, reiškia, ką tu darai, jisai tu jį pribaiginėjai tuo metu, kai yra, įsivaizduoja, kaip mūšio lauke, reiškia, jis sužeistas, o tu dar kaltini jį, kad jis yra sužeistas, vietoj to, kad gydyti. Tai jis negali tavim pasitikėti, nes su tavim yra nesaugu gyventi, nesaugu kristi, nesaugu eiti į mūšį, nėra užnugario. Ir kada nesaugu, iš tikrųjų labai sunku yra būti savimi, šalia tavęs, atsiskleisti tikruoju pavidalu, būti tuo, ko esi, Tai va, ir jeigu tie 3 dalykai yra, tai tu esi praradusi vyrą. Deja, bet taip.